Sveiki, čia aš Norbertas ir Ruošk Rogės 2 sezonas. Deja šį kartą žiemai nesiruošim ir automobilių nedaužysim. Turim kai ką rimtesnio. Einam pažiūrėti. Taigi pagaliau vieno gero rėmėjo dėka, tai New Heat Group įmonės pavyko įsigyti automobilį. Ir pagaliau tai Coupé modelis. Turim juodą odinį saloną, 1.8S variklį, tvarkingą kėbulą. Aišku, matom, yra vienas defektas, bet jis tik padėjo pakoreguoti galutinę kainą. Ir iš viso to bandysime padaryti sportinį automobilį. Taigi visų šių žaislų mums nereikės, taip pat juos išimsim lauk. Ir pirmas etapas tai bus saugos lankų įdėjimas. Būtent lankais bus atsakingi ASDS Motorsport, o Ruošk Rogės garaže darbuosis Ignas ir Mindaugas. Ką manot reikia padaryti prieš išardant automobilį? Žinoma, jį išbandyti. O kaip išbandyti šį 1.8 variklį, kuris turi 103 kW? Darant burnout. Nes kaip žinia, yra toks ritualas, tik nusipirkus galų varomą automobilį, jau tą pačią dieną reikia padaryti burnout. Manau, negaiškime laiko gadinant asfaltą ir greičiau kelkimės į garažą, kur vyksta darbai. Taigi mes jau esame garaže ir Ignas neskubėdamas variklį išėmė per kažkur 2 valandas, viską atliko gražiai ir tvarkingai. Vėliau seka salono ardymas, išėmėm kilimą ir likom labai patenkinti kėbulo būklę, neradom jokių staigmenų. Taigi kėbulas kaip ir išardytas, galime kibti pagaliau į projekto darbus. Tai pradėsime nuo sportinių sėdynių tvirtinimų gamybos, domėjomės kokie turi metalai būti, kokie storiai tam padaryti, tačiau būtent drifto reikalavimus sunku tai konkrečiai rasti. O mes norime tikrai dalyvauti oficialiuose varžybose ir norime, kad ši automobilių techninė komisija praleistų, tai teko pasinaudoti žiedo reikalavimais ir daryti tai, kaip parašyta ten. Pažiūrim, kaip mums tai sekėsi.
Taigi Roškrogės komanda padirbėjo labai neblogai. Per 2 dienas pilnai išrinko automobilį ir paruošė kelionį pas Darių Vasiliauską, kuris yra saugos lankų specialistas. Tačiau dar ir po viso to mums patiems teks grįžti prie virinimo darbų, nes tik kai lankai atsiras automobilį galėsime pabaigti virinti diržų tvirtinimus ir pakoreguoti vairo poziciją. Nes kaip žinia, pas E36 vairas stovi ne pačioj patogiausiai vietai, labai pasuktas į vairuotojo durelių pusę. Taigi nieko nelaukiam, kraunam kregždę į traliuką ir lekiam. Su jumis buvo Roškrogės, iki kito karto.